Įsivaizduokite, kad mes esame dabar geometrijos, o tuo pačiu jungtinėje su ekonomika pamokoje. Ištieskime dešinę ranką į priekį ir apibrėžkime 100 km spindulio apskritimą. Šitame apskritime, mėlyjeji, telpa patys didžiausi Lietuvos pramonės, kultūros, švietimo, mokslo centrai – Vilnius, Kaunas, Panevėžys, Utena. Šitame apskritime gyvena apie 1,5 milijono, o šiuo metu galbūt net ir daugiau Lietuvos gyventojų. Čia yra sutelkta apie 65% Lietuvos verslo. Ir šito apskritimo centras – Ukmergė. Ukmergės technologijų ir verslo mokykla – jūsų sėkmės kelias. Ir išties, kad kiekvienas sumanus bei tikslų turintis mokinys juos sėkmingai pasiektų, jėgas kartu su Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos komanda jungia Baltijos šalyse gerai žinomi partneriai, pavyzdžiui, gabiausiems baldžiams praktikai, o baigus mokslus ir karjerai atviros bendrovės Narbutas International duris. Mūsų įmonė Narbutas International yra viena didžiausių, yra pati didžiausia biuro baldų gamintoja Baltijos šalyse. Gaminam biuro baldus ir aišku, mūsų partneriai Ukmergės technologijų ir verslo mokykla ruošia irgi panašaus profilio darbuotojus, studentai mokosi, kurie yra labai mums aktualūs tiek biurų gamyboje, tiek aptarnaujančia tas sritis veiklose. Todėl mūsų bendradarbiavimas yra labai glaudus ir, sakyčiau, ilgalaikis jau, nes jau eilę metų mes bendradarbiaujam su šią mokyklą. Bendradarbiavimas mūsų labai įvairiapusis yra, tai pradedant nuo to, kad mes priimam tiesiog pasižiūrėti, nepasimatuoti tas darbo vietas studentam, kaipgi atrodo tikras realus darbas, tada siūlom, aišku, ateiti į praktikas, įvairios trukmės praktikas, kur gali tikrai pasibandyti vėlgi įvairiose srityse save ir po praktikos, ir praktikos metu, ir po mokyklos baigimo, aišku, siūlom darbo vietas, nes mūsų įmonė tikrai gamina daug baldų, nuolatos vyksta augimas mūsų ir tas poreikis yra didelis, kviečiam. O be studentų, kur mes bendradarbiaujam, aišku, yra rėmimas šitos mokyklos ir remiam visapusiškai. Pagrindinis, aišku, rėmimas yra, kad mes paramos būdu atiduodam įvairias medžiagas tokias, kaip ir kažkokios metalo detalės, kažkokios biuro baldų kompletuojančios detalės, plokštė, furnitūra, gobelenas ir panašus dalykai, iš kurių toliau galbūt studentai tiesiog gamina ir praktikuojasi, kaip pagaminti tuos mūsų jau įvairius baldus. Profesiniam mokymui yra skiriama 30% teorijos ir 70% praktinio mokymo. Todėl mums ypatingai svarbus bendradarbiavimas su įmonėmis, kurios priima mūsų mokinius į praktikas atlikti. Ir taip pat labai svarbu tai, kad mes galim vykdyti mokymą ne tik mokyklinę formą, bet ir pameistrystės formą. Pameistrystės forma labai gerai tinka tiem, kurie yra baigę bendrojo ugdymo 12 klasių ir tie, kurie mokosi pagal tęstinio mokymo programą. Įmonės, sudarydamas pameistrystės darbo sutartį su mokykla, suteikia mokiniui galimybę kartu dirbti ir kartu mokytis mokykloje. Taip pat mes esam labai dėkingi partneriams, kurie suteikia mums galimybę įsigyti įvairių medžiagų praktiniam mokymui mokykloje. Taip pat dalinamės įvairia patirtimi. Su didžiosiamis ir pagrindinėmis įmonėmis mes bendradarbiavome ir tikrai dėkingi jiems, kad jie į mūsų tą bendradarbiavimą atsiliepia ir tikrai kai kurios įmonės ne tik priima praktikai mūsų moksleivius, ne tik priima juos, sakykime, įvairiom stažuotėm mūsų mokytojus, bet tos įmonės taip pat mums padeda, sakykime, ir materialiai, kai kuriomis praktiniam mokymui medžiagomis ir kita įranga. Esame pasirašę bendradarbiavimo sutartis su vaikų lopšeliais, darželiais, bendro ugdymo įstaigomis, profesinėmis mokyklomis, aukštosiamis mokyklomis, mūsų kitais socialiniais partneriais. Vykdome projektą Daugiau sužinosi, drąsiau pasirinksi. Atvyksta į mokyklą bendro ugdymo mokyklų mokiniai, jie susipažįsta su mokyklos aplinka, technologijomis, susipažįsta su specialybėmis bei išbando jas praktiškai. Vieną specialybę ar kelias specialybės. Tai žymiai daugiau prisideda, viskas pasidaro aiškiau mokiniams, į kokią specialybę galimai jie galėtų atvykti pas mus mokytis. Bendradarbiaujant su užimtumo tarnyba įgyti profesiją,
Nors ir turint nemažai praktikos bei kelis dešimtmečius darbo stažo, nusprendė mokinė Gitana. Toks pasirinkimas anot moters suteiks daugiau galimybių renkantis norimą darbą ir jo kryptį. Visada linkus prie medienos buvau, šiaip prie kompiuterinių staklių dirbau 2 įmonėse, bet esmė, kad pažymėjimo neturiu. Ir va čia Vilkmai paskutiniai, kai dirbau, viena iš priežasčių buvo, neturi pažymėjimą. Sakau, 2 metus pradirbau, pažymėjimą, pagal saugumą, negali faktiškai statyti. Užsispyriau ir išėjau mokytis. Jeigu aš galvojau, kad žinau viską, tai pasirodo, aš nežinau nieko. Nuo pat medelio užauginimo, rūšies, iki ką iš jo gali pagaminti, labai daug informacijos, daug naujovių, visokių antiseptikų, ką šiai dienai naudoja pramonė, viskas eina į priekį, technologijos. 30 metų darbo stažą turiu ir ant galo tenka keisti profesiją, daug eina į mokyklą, babutė eina studentauti. Tai va, prie medienos iš tikrųjų visada toks polinkis buvo ir prieš daug metų buvusio vyro prašiau pas save, kad gal tai nieko nebaigu, sakant, tai ką šlifavimas arba lakavimas, sakau, aš prie staklių noriu. Tačiau besimokant Ukmergės technologijų ir verslo mokykloje gausėja ne tik įsidarbinimo ar karjeros pasiūlymų. Vienas iš svarbiausių uždavinių čia – išmokyti mokinius verslumo. O būsimų verslininkų įgūdžiai ir idėjos dažnai patikrinami verslo mugėse. Vaikai iš tikrųjų daug idėjų prigalvoja, jų prisirašo, ir paskui pradeda grynint, kokia idėja ta būtų geriausia, kokia jinai galbūt inovatyviausia. Gal kažkokia tai kita esmė būtent šito idėjoj. Tai iš tikrųjų sudėtingas labai dalykas, bet vis tiek mes prieinam prie, aišku, ir mano pagalbos yra, ir mano patarimų, bet šiaip vaikai dirba labai individualiai, komandoje ir įsigrynino, kaip ir šiais metais jie įsigrynino savo idėją daryti žaidimus dėlionės. Jau kelinti metai mūsų mokykla dalyvauja Junior Achievement organizacijoje ir pati aš dalyvauju jau 5 metai ir vaikus skatinu kurti verslo idėjas ir dalyvauti verslo kūrime. Tai jau, kaip minėjau, kelinti metai ir su mokiniais dirbame ir va šita komanda, kuri jums pristatys būtent šių metų savo gaminius, savo verslo idėją, tai turi gavę ir nominacijas, ir pripažinimą. Šiaip labai įdomus yra darbas, vaikai noriai ateina būtent kurti savo idėjų, visokių prigalvoja, net ir atrodo neįmanomų, bet viskas sako įmanoma yra šiais laikais. Tai dirbame ne su didelėm grupėm, aš dirbau praktiškai, komandą sudaro 3, 4, 5 vaikai daugiausia ir kurie dalyvauja būtent mokinių verslo mugėse. Tai šiais metais mes irgi dalyvavom keliose, tai būtent Respublikinėje kalėdinėje Vilniuje mokinių mugėje ir dalyvavome savo Ukmergės regiono būtent irgi Expo parodoje su pardavimais ir idėjos pristatymu. Apie savą verslą, tačiau ne dėl originalios idėjos, o dėl rinkoje esančios itin didelės paklausos, svarsto mokinys Rokas. Tiesa, kad paslauga būtų išties kokybiška anot vaikino, privalu įgyti dar daugiau suvirinimo patirčių. Ties mokyklos pasirinkimais tai buvo taip, kad anksčiau mokėsi čia mano broliai ir seseris, tai gavau labai geras rekomendacijas. Taip pat mokykla turi galimybę baigti profesinį išsilavinimą bei įgyti vidurinį išsilavinimą. Taip pat dėl profesijos tai gavau patarimų iš giminaičių, nes aplinkoje yra gana daug suvirintojų, taip pat buvo ir senelis suvirintojas, tai jis ir giliau mane supažindino su šią profesiją. Pabaigęs 12 klasę liksiu 3 kurse, kuriame mokysiuos toliau suvirinimo, o vėliau galvoju arba įsidarbinti pagal profesiją, arba atsidaryti savo verslą. Išmokau metalo apdirbimo pagrindus, tai virinimas elektrodais, taip pat jau pramokau virinti pusautomačiu, bei jau esu bandęs save ties suvirinimu su mygu. Per 3 metus įgaunami geresni įgūdžiai ir jau ranka tavęs klauso ir tikrai ne per metus tai galima išmokti.
Turime visą tam reikalingą įrangą. Įranga yra nauja. Suvirintojo specialybėje mes mokome pačių pagrindinių dalykų, tai metalų technologijų, metalo apdirbimo bei suvirinimo. Mokiniai geba virinti elektrą, pusautomačiu, TIG suvirinimas, taip pat dujomis. Taip pat papildomai turime plazminį pjovimą, įvairius rankinius įrankius pjovimo ir panašiai. Mokiniai pabaigę šią specialybę, tai priklausomai ar tai trunka 3 metus, jeigu po 10 klasių, jeigu po 12 klasių tai būtų 1 metai ir jie jau būna pasiruošę eiti į įmonės. Taip pat Ukmergėje yra nemažai įmonių, kurios dirba su metalu. Tai toks, kaip sakant, Ukmergė yra daugiau pramonės miestas. Tai tikrai pasirinkimo mokiniams atlikti, pavyzdžiui, praktikas ar susirasti darbą po mokslų, tai tikrai galimybės yra didelis. Poreikis yra tikrai ir skambina, ir klausia, ir mielai priima ir į praktikas mokinius, ir laukia, ir prašo, ir bendradarbiaujam su įmonėm. Su metalu Ukmergės technologijų ir verslo mokykloje taip pat dirba ir būsimieji transporto priemonių remontininkai. Profesijos mokytojo teigimu, šis amatas aktualus ne tik būsimiesiems automechanikams, kurie dirbs autoservisuose, bet ir daugelyje kitų sričių. Kadangi ateina įvairiausi mokiniai, po 10 klasių, ateina po 12 klasių, ateina tęstinis mokymas, tai jiem truputėlį yra skirtingai, kai kurių dalykų nėra. Bet šiaip tai yra įvadas, privalomas, toliau varikliai, uždegimo sistemos, maitinimo sistemos, transmisija, važiuoklė, elektros įrenginiai. Na ir yra vienas toksai pasirenkamasis, kurį mes pasirenkam pagal savo galimybės mokykla, tai yra diagnostika. Daugybę skirtingų ir rinkoje reikalingų įgūdžių Ukmergės technologijų ir verslo mokykloje įgauna ir čia besimokantys apdailininkai. Šią kiekvienam pastatui išdailinti reikiamą profesiją pasirinkti gali. Įvairų išsilavinimą įgyja mokiniai. Apdaila yra viena seniausių profesijų, kadangi kaip žmogus jau įsikraustė kažkur tai gyventi į uolas, jau pradėjo tapyti ant sienų, tai nuo to atsirado apdaila, tai jie čia mokosi, ką gali išmokti, tai gali išmokti dažytojo profesijos, plytelių klojo profesijos, gipso kartono montuotojo profesijos, fasado šiltintojo ir fasado dekoravimo. Tai prasme fasado apdailos, tai lauko išorinis tinkavimas. Šitos profesijos gali mokintis mokiniai, kurie baigė 10 klasių, nebaigė 10 klasių, baigė 12 klasių ir įgyja netgi būna aukštąjį universitetinį išsilavinimą. Tai praktiškai moksleiviais gali tapti bet kokio amžiaus gyventojai Lietuvos Respublikos, taip pat ir užsienio. Apdailininkai neretai bendradarbiauja su kitos profesijos, kokią taip pat galima įgyti Ukmergės technologijų ir verslo mokykloje atstovais. Rinkoje ji nemažiau paklausi. Anot profesijos mokytojo, instaliacija toli gražu nėra tik tai, ko išmoksta elektrikai. Pagrindinis darbas elektrikų yra įsivaizduojamas kaip namų statybos ir instaliacijos išvedžiojimas. Nors tai yra, galima sakyti, yra pats nekvalifikuotas darbas iš elektrikų šitas, nes nuo to tik prasideda, o visas toliau yra jau, kur kai pradeda kurti schemas, kontaktorius jungt, variklius jungt, relės jungt. Netgi ir visas valdymas, kur dabar vyksta per kompiuterį, jisai neatsiejamas daiktas nuo elektros jėgos dalies. Ukmergės technologijų ir verslo mokykloje yra galimybė įgyti ir nepaprastai paklausę, tačiau itin retai kur rengiama kvalifikuoto kelininko profesija. Profesijos mokytojas Dovilijus Serapinas kelininko profesiją pasirinkusiems žada įdomų darbą
ir nepamainomo specialisto statusą. Romos imperija užtat ir išaugo, todėl kad ji pradėjo investuoti į infrastruktūrą ir keliai yra labai reikalingi, tai yra susisiekimas. Kelininko profesija, tai ne vien tik tai kelias yra prie asfaltinių kelių, tai yra ir ta pati Rail Baltica, kur iš tikrųjų irgi tie patys kelininkai ten dirba. Tai perspektyvoje darbų tikrai labai daug yra. Mokinys Lukas Ukmergės technologijų ir verslo mokykloje pasirinko profesiją, kurios darbams taip pat reikalinga moderni elektroninė įranga. Tačiau dalykai, kurių mokosi, yra labiau orientuoti į šviesą ir įvairios skaitmeninės produkcijos kūrimą. Lukas taps multimedijos techniku. Nuo mažumės užsiemu kompais ir šiaip įdomu kurti visokius internetinius puslapius ir tad baigęs 10 klasių pasirinkau šią specialybę, nes iki dabar dar domina. Visai faina ir įdomu. Mūsų vaikai gali mokytis ir išmoksta dvimatės grafikos, vektorinės grafikos, išmoksta dirbti su Photoshopu, su Coreliu, išmoksta dirbti animaciją, kurti filmukus, gali sukurti ir tinklalapius, bet tai čia viskas bus ateityje, kadangi mūsų šita specialybė yra labai nauja, tai yra tik šiemet pirmieji metai. Iš šitos specialybės gali mokytis vaikai po 10 klasių, gali rinktis vaikai turėdami 12 klasių išsilavinimą ir turėdami jau kažkokią tai specialybę, tai yra keičiant kvalifikaciją, mūsų mokiniai irgi gali čia mokyti šitos specialybės. Nemažiau kūrybiška, tačiau su kompiuterinėmis technologijomis nesusijusi profesija Ukmergės technologijų ir verslo mokykloje sudomino mokinį Nerijų. Vaikinas įvertino čia suteikiamas galimybes bei girdėtus puikius aplinkinių atsiliepimus ir lėmusius apsisprendimą mokytis būtent čia. Pritraukė kai kurios mokytojos, nes buvo senai mokykloje, tiek draugai ir tiek senais gali pasibaigti 12 klasių ir tiek dar profesiją. Aš iš karto jau apigalvojau, labai norėjau į gimnaziją, bet persigalvojau. Ir iš karto atėjau senais ir pasirinkau floristiką. Daug ką išmokau, daug kur galima ją pritaikyti, tiek padaryti dovanom, tiek dar kažką. Dar vieną kūrybišką ir tuo pačiu labai technišką amatą pasirinko mokinys Rytis. Vyras nusprendė vietinėje mokykloje tapti siuvėju, o ateityje galbūt tęsti panašios krypties studijas ir aukštojoje mokykloje. Čia yra mano gimtinė, aš čia užaugau, teko pamatyti užsienio šalių, pagyventi juose, tačiau grįžau į savo šeimą, norėjau pabūti savo šeimą ir nusprendžiau, kad reikia dar išmokti papildomų amatų. Ir pirmas profesija buvo automechaniko, kurią baigiau čia, o paskui stojau į siuvėją. Pasirinkimas buvo tai, kad man nuo pat mažų dienų patiko ta profesija ir aš manau, kad jinai yra perspektyvi. Mokinė Loreta Ukmergės technologijų ir verslo mokykloje pradėjo mokytis dar prieš profesijos pasirinkimus. Atėjus laikui, mergina nusprendė tapti virėja, o dabar tikina, kad toks sprendimas yra tiesiog puikus. Aš būtent mokyklą lankiau jau nuo 9 klasės ir pagrindinį ugdymą įgijau čia. Ir tada nusprendžiau stoti į virėjos profesiją. Antras pasirinkimas buvo floristika, bet atėjau į virėjus, kadangi pati laisvu laiku mėgstu gaminti ir tikrai išgirdau, kad ir į užsienį siunčia praktikuotis mus. Ir pati asmeniškai jau buvau porą stažuočių su Erasmus išvažiavus. Tai tikrai puikios galimybės tiek stažuotis, tiek praktikuotis. Taip pat mokytojos draugiškos ir tikrai labai paslaugios. Dar viena profesija, kurią Ukmergės technologijų ir verslo mokykloje įgyja ne tik įsidarbina, bet tampa ir sėkmingų savų verslų kūrėjais, yra konditerio. Mokykla turtinga technologijomis, reikalingomis išmokti net pačių sudėtingiausių saldėsių gamybos. Galimybės yra tikrai plačios, kadangi ruošiame nuo pačių pagrindų ir
Mokau nuo pačios pradžios, kaip tiesiog konditerinį maišelį ir vieną ar kitą įrankį laikyti, iki šiuolaikinės prancūziškos konditerijos. Šaldymo būdu, kurie atliekama šių laikų labai mėgstamus ir populiarius makarons. Ir tikrai galimybė yra tokia, kad ne tik dirbti kažkokiose įmonėse, o sukurti patiems savo verslą, kas šiandieną yra labai populiaru ir tikrai daug moterų pas mane baigusios mokymus įkuria savo verslą ir tikrai jį puikiai vysto. Mokiniai mokytis į Ukmergės technologijų ir verslo mokyklą atvyksta iš visos Lietuvos. Iš toliau atvažiavusiems suteikiamas bendrabutis. Taip pat įstaiga didžiuojasi kokybiškiausiomis sporto bazėmis bei daugybė kitų neformalaus švietimo veiklų. Pavyzdžiui, mokinys Natas lanko krepšinį. Iš seniau pas mokyklos trenerį krepšinį lankydavau, tai pasiūlė, pasakė, kad vyksta krepšinio būrelis ir pasiūlė čia lankyti. Kaip vertinate čia sąlygas? Labai geras sąlygas, 10 iš 10. Mokiniams mokykloje siūlome rinktis iš daugiau nei 10 skirtingų būrelių. Pas mus veikia šokio, muzikos, gyvo garso grupės, tinklinio, krepšinio būreliai, kalanetiką turime ir tą veiklą visą vykdome, aišku, ir kartu su mokinių taryba. Tai dar pas mus yra veikianti ir mokyklos mokinių taryba. Mokykloje ne vieną istoriją primenantis bei pažangą simbolizuojantis muziejus. Taip pat stebėtinai žalia aplinka. Tad akivaizdu, jog daug dėmesio čia skiriama gamtai ir ekologijai. Pavyzdžiui, įrengta daugeliui pamokų pritaikoma ekotechnologijų klasė. Čia skirta erdvė pažinti save, pažinti aplinką, mokėti sugyventi su ją, stebėti biologinę įvairovę ir gausinti ją. Mūsų šalyje yra įstaigų, kuriuose naujovės ir pasiekimai veja vieni kitus. Ir tai liudija skaičiai. Juk negali būti kitaip ten, kur galimybių tapti geriausiu turi kiekvienas. Nuo jaunuolio iki brandaus amžiaus karjerą nusprendusio pakeisti mokinio. Išdrįskite ir jūs. O savąjį kūrybiškumą, iniciatyvumą atskleiskite bei tikslus įgyvendinkite Ukmergės technologijų ir verslo mokykloje.